Labą dieną verslo žinių konferencijos klausytojai. Tema atsparus verslas. Mes, saugos tarnyba Argus, turėdami 30 metų patirtį ir praktikų, vis analizuojam, kas yra tos grėsmės, kaip kurti saugią aplinką, kaip kurti atsparią aplinką, atsparų verslą. Ir pirmiausiai pasižiūrėjome į praeitį tada. Kiek gyvoja žmonija, 10 ir daugiau tūkstančių metų, visada gebėjo ir kaupė patirtis tada ir lavino savo instinktus apsisaugoti nuo vagysčių, nuo užpuolimų, nuo grobimų. Ir mūsų verslas panašiai startavus nepriklausomybei, atkūrusi nepriklausomybę, pradėjome nuo fizinės saugos. Tai buvo labai aiškios rizikos. Buvo fizinės vagystės, kuriuom užkardyti kūrėme tam tikras sistemas, bet labiausiai buvo pradžiai pasitelkiamas žmogus ir žmogaus resursai. Po to tobulėjome, tada atsirado centrinis stebėjimo pultai, reagavimo grupės, video sistemos, perimetrinės sistemos, termovizoriniai sprendimai. Bet pats priešas buvo kaip ir aiškus, buvo kaip užkardyti vagystės. Ir sekantis antras etapas, jau 10-15 metų verslai supratę, kad susitvarkė su vagysčių prevencija, su vagysčių rizika, pradėjo fokusą laikyti į dar vieną priešą, į ugnį, į gaisrą. Ir mes supratome kaip verslas, kaip saugos verslas, kad vagys gali pavogti mašiną, gali pavogti daiktus, gali pavogti produktus, bet gaisras gali sunaikinti viską. Ir čia paskutinius 10-15 metų fokusą laikėme į aiškius naujų rizikų suvaldymo sprendimus. Tapome šveicarų vokiečių priešgaisrinių sistemų atstovais, tapome partneriais ir jau šiandien dienai galime sakyti, kad turime eilę sprendinių, kurie padeda mums suvaldyti begalę priešgaisrinių rizikų, kurios gali atsirasti žemose temperatūrose, agresyviose aplinkose, dulkėtose aplinkose. Ir tam turime parinkę sprendimus. Ir kaip yra šiandieną? Ir šiandieną matome, kad verslai žengia į trečią etapą verslo saugumo. Ir viena didžiausių grėsmių, kurios žmonijos istorijoje nebuvę, tai atsiradusios kibernetinės atakos. Vėlgi grįžtant prie istorijos, kad tiek fizinės vagystės, tiek ugnies rizikas žmonija gebėjo atpažinti jau 1000 ir daugiau metų ir kurti tam įvairias sistemas. O kibernetinės atakos atsirado, paanalizavus istoriją, tik naujai, artimiausius prieš 50 metų. Ir šiandien matome, kad išmanėjant aplinką, išmanėjant mūsų apsaugos sprendimams, išmanėjant verslams, skaitmenizuojant, maksimaliai viskas keliasi į internetinę erdvę ir ten atsiranda didžiulios rizikos, kibernetinės rizikos, kur mes priešą praktiškai nematome ir žmonija gintis nuo jų instinkto neturi. Ir šiandien analizuodami ir NKSA duomenis mes matome, kad kibernetinių atakų skaičius yra padidėję, išaugo bent per 1 metus 63%. Ir kas dar didžiulė rizika atsiranda taip, kad anksčiau kibernetinės atakas buvo kūriamos žmonių. Šiandien didžioji dalis, 80% kibernetinių atakų yra vykdomas pasitelkiant dirbtinį intelektą. Ir realybė yra tokia, kad verslai arba aplamai tada vartotojai, kurie naudojasi įvairiausias modernes technologinės priemonės, gali net nežinoti, kad jų įsilaužimai yra įvykę, yra
šiuolaikinės kibernetinės atakos paremtos taip, kad gali būti įvykdyta ataka, gali būti įsiveržimas pats užmigdytas, paliktas ir neaišku, kada bus aktyvuotas tada. Ir tie įsilaužimai gali būti bet kada aktyvuoti tada. Ir didžiulė rizika, analizuodami įvairiausias situacijas per paskutinius dešimtmečius, kai nukentėjo žymus verslai, kurie spėjame, kad irgi taip pat turi patikimas IT komandas, patikimas kibernetinio saugumo komandas, vis tiek yra nukentėję. Ir matome iš paskutinių įvykių, kad įvykus įsilaužimai ir reikalaujant išpirkų, nebūtinai sumokėjus išpirką, jūs atgausite duomenis tada. Ir duomenis gali būti sunaikinti, gali būti padaryta žala reputacinė žala ir gali būti sustabdyti verslai. Vienas iš didžiausių paskutinių metų įvykių yra įvykęs Anglijoje, kada didžiulis automobilių pramonės gamintojas patyrė kibernetinę ataką. Nuostolius šiuo metu skaičiuoja nuo 5 iki 7 milijardų. Buvo stabdoma gamyba ir kad nebūtų visiškai sunaikinta gamykla, kibernetinio saugumo ekspertai nusprendė ją tiesiog dalinti per pusę gamyklos paaukojo, pusę išsaugojo. Ir tik tai vyriausybės dėka, pagalbos dėka ši gamykla veikia, bet vėlgi dedame akcentą tada, kad turime atkreipti ir dėmesį, išmokti gyventi su nauja rizika, kuri atsiradusi yra šiuo metu. Ir kaip verslui apsisaugoti, kaip veikti, kaip suvaldyti tas naujas rizikas. Ir pirmiausiai rekomenduojame darytis rizikos vertinimą. Tiek jau savo praktikoje sukaupę per 30 metų, supratę tiek vertinant fizinės rizikas, tiek ugnies rizikas, matome, kad lygiai taip pat atsikartoja ir kibernetinio saugumo. Ir aiškiai turime visi būti budrus ir susidėlioti sistemą tada. Ir rizikos vertinamos tam, kad, kaip minėjau, kad pirma, tai kokio jūs esat situacijoje, ar esate tikrai saugus, kaip pasidaryti įvairiausius testus, kurie leidžia, ar buvo prieš jūs jau kibernetinės atakos, ar buvo panaudotos tam tikros duomenų nutetkinimas, ar buvo įsilaužta, ar buvo bandyta nulaužti jūsų slaptažodžius. Ir pasidarius rizikos vertinimą, tam tikrą fotonuotrauką, galime toliau formuoti saugumo politiką. Tai vis dėlto kokia yra disciplina, kokios yra pas jūs tvarkos, kaip dažnai keičiami slaptažodžiai, kaip yra valdoma, kokios atsakomybės, kaip yra suformuluota, o jeigu įvyktų įvykis tada, kas ką daro, kas pirmą valandą, kas kokių veiksmų imasi. Ir tas saugumo politikos suformavimas padeda lygiai taip pat ir efektyviai naudoti kaštus, kad laikantis tos saugumos politikos jūs turėsit kryptingą investiciją į savo verslo saugumą. Ir toliau praktika. Tada, taip, viena tai pirmą identifikuojam rizikas, antrą tada susikuriam saugumo politiką ir trečias žingsnis būtų praktika. Taip, praktika, taip darant įvairiausius testus, bandant žiūrėti tada, kokios yra žmonių elgsenos, bandant imituoti kibernetinius įsilaužimus, bandymas išviliuoti slaptažodžius, įvairiausiai testai padeda žmonėms būti budriems ir būti kiekvieną dieną pasiruošusiem išvengti atakų, nuostolių arba patirti žalos tada. Ir žmogus tada, taip, žmogus, mokymai, lygiai žmogus gali suvaldyti riziką, lygiai taip pat gali būti priklauso nuo žmogaus ir sukelti riziką. Todėl mes siūlome daryti įvairiausias stalo praktikas ir kaip kartais juokaujame, turim tada
tą treniruotę daryti kaip dantų valymą arba kaip fizinį aktyvumą, visada būti sportinėje formoje. Tai vėlgi, o tai kaip apsisaugoti verslui? Ir matydami taip, kad jau fiziniam įsiveržimams, o kaip priemonių turime, yra didžiulis pasirinkimas, kaip ir minėjau, kameros, radarai, termoradarai, įvairiausi davikliai, tada procesai, tada reagavimo grupės, dirbtinio intelekto integracija, priešgaisriniam rizikom lygiai taip pat turime įvairiausių produktų suvaldymui, o kaip apsisaugoti verslui nuo kiberatakų. Ir vėlgi, veikdami savo versle prevenciškai, visą fokusą laikydami į prevencinius veiksmus, radome verslui tinkamą produktą, tai naujos kartos dirbtinio intelektų paremtą produktą, kuris gali tas atakas sustabdyti dar prieš pasiekiant jūsų infrastruktūrą. Ir kaip tai atrodytų? Tai pirma, tai yra dirbtinis intelektas analizuoja nuolatos vartotojų ir sistemų elgseną, bei atpažįsta tada, kaip yra, ar yra grėsmės, ar vyksta natūraliai. Ir jeigu pamato atsirandant rizikas, atsiranda galimybės pačiam atpažinti ir suvaldyti rizikas. Ir antras žingsnis yra klaidinimas. Kas tai yra klaidinimas? Tai pats produktas yra paremtas klono principu, taip, jis imituoja jūsų tam tikrus infrastruktūras tada ir patį užpuoliką arba atakerį nukreipia į kloną tada, taip, ir visas atakos veiksmas vyksta už jūsų infrastruktūros ribų ir taip apsaugo tikrąją dalį. Ir kai atakuojamas klonas, yra renkama informacija, tai kas atakuoja, kaip atakuoja, kokiu būdu, kokios rizikos. Ir vėlgi dirbtinio intelekto pagalba yra sukuriamas automatiškai apsaugos modelis, kad apsaugotų jūsų tikrąją infrastruktūrą tada. Ir taip viskas vyksta realiuoju laiku ir neutralizuojama grėsmė. Ir praktiškai su minimaliai žmogaus įsikišimo, su pačiu minimaliu žmogaus įsikišimu. Ir vėlgi dedame akcentą taip, kad tai veikia absoliučiai kaip prevencinė priemonė ir apsaugota jūsų duombazė. Visos grėsmės nukreipiamos į kloną ir klonas pats dirbtinio intelekto pagalba ir atpažįsta ir suformuoja užkardimo barjerus. Ir vėlgi didžiausias jo privalumas yra tai, kad jis kiekvieną kartą veikdamas arba atpažindamas, jis kaupia tam tikras istorijas ir formuojantis klientų bazėje, plečiantis jam pačiam augant, jisai sukaupė milijonus patirčių tam, kad ir dalinasi tom patirtim, tam, kad apsaugoti klientą nuo galimų grėsmių ir atakų. Ir vėlgi, dirbtinio intelekto paremta apsauga mokosi greičiau negu užpuolikai tada, taip. Ir iš ko mums gimė aplamai ta idėja tada, kad žengti į šitą rinkos dalį, tada dalyvaudami tarptautinėse parodose ir konferencijose ir analizuodami, matėm, kad yra kuriami tiesiog kiberatakų fabrikai, tiesiog po 5, 7, 10 tūkstančių darbo vietų tiek Šiaurės Korėjoje, Rusijoje, Pakistane ir tie atakeriai naudoja lygiai taip pat dirbtinį intelektą. Tai čia mūsų produktas prieš pastato priešpriešą ir jisai yra 11 kartų efektyvesnis aptikdamas grėsmės, jo yra klaidingų signalų aptikimas iki 1% nuošimčio tada ir 99% tų atakų yra sustabdoma automatiškai. Ir vėlgi, pats vienas produktas, nemanau, kad tai būtų vienintelė išeitis arba kaip panacėja tai, kad jis apsaugos arba sustabdys atakas. Taip? Ir iš savo sukauptų patirčių matome, kad aplamai valdant rizikas įvairiausias, tiek fizinės rizikos, tiek ugnies rizikas, tiek kibernetinių atakų rizikas, reikia kurti kompleksinius sprendimus arba kai tik
formuoti ekosistemą. Tai vėlgi jau susijęs su konferencijos tema, tai atsparus verslas, tai vėlgi prašome atkreipti visų dėmesį tada taip, kad saugus būsime tada, kai kiekvienas prisimsime atsakomybę ir rūpinsime saugumu tada. Ir vėlgi, kibernetinis saugumas veikia tik tada, kai visos dalys veikia kartu. Tai vėlgi, ką ir kalbėjome, tai saugumo standartai numatyti, taip. Toliau nuolatos prižiūrimi procesai, nuolatos apmokymi darbuotojai. Kaip ir minėjau, jeigu su vagysčio arba fizinio pažeidimo ir ugnies patirtimi žmonėje gyvena jau 10 000 metų ir mūsų genuose arba mūsų instinktuose jau yra tai susiformavę. Kibernetinės atakos bandomajam lygmenį prasidėjo prieš 50-60 metų ir tik pamenam ir tik dabar paskutinius 10-5 metus yra jos tiek suaktyvėjusios ir jos naudojamos įvairiausiais tikslais, nuo elementaraus chuliganizmo iki didžiulių verslų griovimo. Tai gali būti ir konkurencinė kovoje, tai gali būti geopolitiniai pažeidimai, tai gali būti įvairiausios situacijos. Todėl kiekvienas turim prisijimti ir būti tos atsakomybė ir būti ekosistemos dalimi tada. Taip. Ir toliau tada mums būsime budrus patys, mums tada padės ir technologijos. Ir ką sakome, būtent atkreipkim dėmesį, kad ne tik tai galvodami apie save, bet ir čia, kiek girdėjau ankstesniuose pranešimuose, kalbėta buvo apie partnerius, tada apie tiekėjus, tada taip galimai kažkas sakė, girdėjau žodį užknisa, tada taip tam tikri reikalavimai, bet tas užknisimas ir yra ta veikimas prevenciškai tam, kad išvengti rizikų. Tai kurkime saugią aplinką ir būkime atsparus.